Pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti visus futbolo gerbėjus, mylėtojus, žaidėjus, trenerius, visus vilniečius su sezonu. Tikimės, kad šis sezonas atneš daug visiems įdomybių. O dabar jeigu iš šiauliečių pusės, tai, Rūbinė irgi pasakiau tą patį, noriu pakartoti ir jums. Mums trūksta 2 savaičių. Nežiūrint rezultato, aš matau pozityvą, kadangi mes tik tai 4 savaitės kaip dirbam ir tų draugiškų rungtynių turėjom visiškai nedaug 4, tai aš manau po 2-3 savaičių mes tikrai atrodysim geriau ir duosim mūšį. Pirmo sezono rungtynės, bet tikrai ypatingai pirmajame kėlinyje praktiškai net lygus žaidimas buvo, nors daug kas tikėjosi, kad čia gal ir vienus vartus viskas klostys. Tai aš kaip dar kartą, aš pasikartosiu, kaip ir sakiau, antras kėlinys sustatė, taip sakant, visus į savo vietas ir mes jau tikrai pasėdom ir tų jėgelių buvo mažai, nes tas mūsų paruošiamasis vadinamas periodas truko tik tai 4 savaitės, tai tikrai mums trūksta, sakau, poros savaitėlių trūksta ir aš manau, kad mes ateisim į savo gerą formą. Komandai nemažai naujokų, bet dalis iš jų tikrai labai neblogai atrodo. Saitis ir legionierius naujasis. Iš tiesų, pagirų nenorėčiau žarstyti čia niekam, bet kaip jau ir minėjau, nuteikė pozityviai. Šios rungtynės mane nuteikė pozityviai. Kai kurie gali kalbų, kad Šiauliai ir Dainava kovos tik dėl 9 vietos, bet turbūt, kad tikslai aukštesni yra ir norėtųsi tikrai dėl aukštesnių vietų pakovoti. Aš nežinau, kaip Dainava, mes pabandysim aukščiau, mes pakovosim dėl aukštesnių vietų ir tikrai pažadam duoti mūšį visiems varžovams, ar tai būtų Žalgiris, ar Sūduva, ar tai kita komanda. Top Sport lažybos m.topsport.lt